Sveiki! Šiandien keli klausimai, žinau, ką renku puslapio apie Europos parlamento rinkimus. Ar ES institucijos turėtų imtis papildomų veiksmų technologijų ugdyme, siekiant ne tik stiprinti jaunuolius technologinį skaitmeninį raštingumą, bet ir rūpinantis jų psichinę ir fizinę sveikatą? Manau, kad švietimas tai yra valstybių narių kompetencija. Švietimo reglamentavimas yra labai specifinis kiekvienoje šalyje ir papildoma europinio lygmens biurokratija tik tais įneštų daugiau maišaties, bet jokio rezultato nepavyktų pasiekti. Apskritai fizinė ir psichikos sveikata naudojant skaitmeninės technologijos, aišku, reikia saugoti. Ir Lietuvoje tam gali padėti gyvenimo įgūdžių programa, kurią galim toliau plėsti ir tobulinti. Kaip prisidėtumėt prie dezinformacijos mažinimo ES? Dezinformaciją galima valdyti tik protingais būdais, paskirstant savo išteklius ir reaguojant į tas žinutes, kurios tikrai patraukia dėmesį, tampa viral, bet ignoruojant tokias, kurios paskęsta informacijos šiukšlyne. Tam reikia interneto erdvės skanavimo priemonių, kurios yra pilnai prieinamos ir įgyvendinamos su dabartiniais dirbtinio intelekto pasiekimais. Tokį analitinį kelią ir palaikyčiau. Beje, Lietuvoje jau inicijavau kibernetinio saugumo sprendimus, kurie užkardo patekimą prie sukčių ir dezinformacijos svetainių. Ką manote apie atominę energetiką ir elektromobilius? Kokią energetiką įvardytumėte kaip darančią mažiausią žalą aplinkai ir kodėl? Atominė energetika turi ateitį, jei pavyks sukurti naujos kartos, 5 kartos reaktorius, kurie yra saugus, palieka mažiau ir netokių radioaktyvių atliekų. O kiekviena energijos rūšis, įskaitant ir atsinaujinančią energetiką, tam tikrą žalą gamtai daro. Vėjo elektrinės veikia paukščius, hidroelektrinės veikia žuvis, saulės elektrinės reikalauja labai didelių plotų ir labai išbalansuoja elektros gamybą. Todėl tik labai atsargiai parinktas balansas tarp skirtingų energijos rūšių gali atnešti mums reikiamų sėkmingų rezultatų ir pasiekti klimato neutralumo. Ačiū, užduokite klausimus, žinau, ką renku platformoje. Iki kitų kartų.